Sveiki visi, čia aš Elmiris Altų, šiandien labai noriu pranešti visai genčiai, kurie esate žiūrit. Čia labai svarbi žinia, nes įvyko tai, kad kažkas atėjo ir įsibrojo mūsų gentį ir pradėjo visus kikinti iš genties, taigi prašau parašykit man žinutę atgal ir aš visus priimsiu atgal į gentį. Nes po šitos imdžorketerija kažkokie išmetė iš mūsų genties visus narius. Ir pats išėjo, tai jo. Tai aš dabar visus kviečiu atgal grįžti, nes nepykit tiesiog, nes čia ne mano problema, čia buvo tiesiog tokia problema, kad toks įsilaužė mūsų gentį, kažkas pradėjo ir jis pradėjo visus išmetinėti iš genties, tai dabar noriu, kad visi sugrįžtų atgal, tai mes visi, tik liko 4 žmonės, tai dabar keli žmonės, čia 2 liko tik tai. Tai jo, mes visi norime, kad jūs sugrįžtumėte atgal, nes kai aš būsiu prisijungęs, aš beveik dabar dažnai būsiu prisijungęs ir man rašykite, štai, va tai parašysiu dabar čiatą, jūs geriau žiūrėkite, va tai parašysiu. Parašykite man, palaukit. Štai taip, be taško. Jeigu žiūrite šitą video, tai tikrai nueikite dabar į TFM ir parašykite, kai būsiu prisijungęs. Tai aš jums visus priimsiu. Nes galite neliūdėti, nes aš mačiau, kad kai kurie liūdė, kad iškrito, nes mes buvom prisijungę labai seniai, tai mes prisijungę ir tokia radom, kad kažkoks žmogus pradėjo visus kikinti. Mes dar buvom išėję, paskui tik atėjom ir pamatėm, kad buvo visi iškikinti. Tai mes pasakėm, sakom, reikia surinkti kokį video, kad visi sugrįžtų atgal. Tai tikiuosi, jūs visi pamatysit šitą video. Jeigu kas nemato, praneškit savo draugus. Visi esam draugiški, tai mes tikrai viens kitam padėsime ir tikiuosi visi viens kitą visus vėl priimsim. Ir jeigu pavyks tai padaryti, tai bus labai gerai. Nes tada mes vėl kaip sugrįšime. Nes dabar kol kas mes labai, kaip sakant, liūdime, nes jau nebėra beveik nieko, tuščia, nėra ką veikti, beveik niekas neprisijungė. Tai jo, dabar taigi mes su Adrijumi tikrai padarėm kai ką, kad mes pranešim tą bėdą. Mes pranešim modui, kad apie tą problemą, modas pasakė irgi, kad tai yra problema, kad nepriimti tokių žmonių, kurie nemėgsta. Jau 2 žmonės buvo, kurie bandė mūsų sunaikinti, tai mūsų gentį vis bando sunaikinti, tai panašiai kaip sunaikina, bet dėkoju Adrijui, nes jis, kaip sakant, mane apsaugoja, nes, pavyzdžiui, turiu minty, kad jis padarė tai, kad aš nelyvinčiau. Nes aš norėjau lyvinti iš vis šitą TFM, tai aš sugrįžau vis tiek, truputį po daug laiko, nes aš žaidžiau Geometry Dash ir taip toliau, tenais Robloxą. Tai aš sugrįžau po tai, vėl grįžau ir tikiuosi, galit nelaikint, galit nedislaikint, tiesiog galit parašyti komentarus, jeigu turit bėdą, arba pranešti kokį laiką norite, kad aš prisijungčiau ir tada aš galiu jums priimti. Tai aš noriu, kad jūs visi tiesiog prisijungtumėt, grįžtumėt atgal. Taigi, tikiuosi padėjau, nes, turiu mintinį, čia nėra ką man padėti, bet tai bėda tokia, kad kažkas iškikino visas tai. Jo, šitą bėdą mes jau sutvarkėm, dabar tik tai beliko, kad jūs visi grįžtumėt atgal. Jeigu nenorite, tai suprantame mes, tiesiog, sakome, surasime gal kokių kitokių, arba gal po kiek laiko galėsite pranešti man žinutę, kad jeigu norite sugrįžti, tai aš galėsiu priimti, bet kada. Taigi, tikiuosi norite vėl, jeigu norite prisijungti, atsiprašome labai už nepatogumus tokius, kad mes iškikinom, labai atsiprašome už tai, kad mes tai padarėme, ne mes padarėme, bet tai čia tokia problema įvyko, tai atsiprašome labai, tai tikiuosi, nežinau, žodžiu. Tikiuosi, mes vėl sugrįšime ir man rodos, kad mūsų gentis vėl grįš atgal į senus laikus. Taigi, ate!